Visiems laba diena. E, Pradedamas viešas visuomenės supažindinimas su gamybos paskirties pastatų ir kitos paskirties pastatų inžinerinių statinių Pramonės gatvėje 28 Klaipėdoje ir kitos paskirties inžinerinių statinių Kretainio gatvėje 5 Klaipėdoje statybos projektinių pasiūlymų procedūra. Tai pradžiai gal tiesiog tokia bendra informacija, kad viešas visuomenės supažindinimas su planuojamo objekto projektiniais pasiūlymais atliekamas nuotoliniu būdu. Ir susirinkimo metu bus atliekamas susirinkimo garso ir vaizdo transliacijos įrašas, sudarant atsakingoms institucijoms galimybės šią transliaciją peržiūrėti. Viešo susirinkimo dalyviai turi būti užregistruojami, todėl norintys užduoti klausimus ar teikti siūlymus konferencijos metu, pateikdami klausimą elektroninėje erdvėje kartu reikia, kad nurodytumėt savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Ir būtų gerai turimus klausimus taip pat pateikti chat pokalbio lange raštu. Tai tiesiog trumpas apibūdinimas, kaip tą padaryti. Ir šiek tiek gal padarom trumpą pauzę, palaukiam, kol susirinks daugiau žmonių. Ir po 4 valandų 5 minutės pradėsim pristatymą.
Tai manau galime pradėti. Tai susirinkimo eiga bus pradžioje pristatomas statytojo atstovas, projektuotojo atstovai, paskui vyks projektinių pasiūlymų apžvalga. Ir tada bus pristatomi iki viešo susirinkimo pradžios gauti siūlymai projektiniam pasiūlymam ar klausimai. Ir po viso to bus galima daryti aptarimą ir visi galės pateikinėti savo klausimus. Jeigu turite iš anksto suformuotus klausimus, taip pat galite iš karto pokalbio lange juos ir surašyti. Taip, tai projekto užsakovas ir statytojas yra Mestila UAB. Viešame susirinkime dalyvaujantis statytojo atstovas tai Donatas Petkevičius. Projektuotojas UAB Sveko Lietuva, tai susirinkimo pirmininkas būsiu aš, Mindaugas Jončas, ir susirinkimo sekretorius Povilas Mureika. Toliau einam prie projektinių pasiūlymų apžvalgos. Tai šiek tiek konteksto. Mestila vykdo aliejaus gamybą Kretainio gatvėje 5 Klaipėdoje ir šiuo projektu planuojama vietoje esamos aliejaus spaudimo technologijos taikyti naują sėklų ekstrakcijos aliejaus apdirbimo technologiją. Šiems tikslams pasiekti esamame aliejaus spaudimo ceche Kretainio 5 bus naikinami aliejaus spaudimo įrenginiai. Veikla minėtame ceche nebus vykdoma, o naujoje vietoje planuojami nauji gamybiniai ir pagalbiniai statiniai bei įrenginiai. Naujus sprendinius numatoma įgyvendinti dalyje esamos teritorijos ir dalyje naujo gretimo žemės sklypo Pramonės gatvėje 28. Plėtrą taip pat planuojama organizuoti etapais. Tai šiek tiek apie numatomą naujų gamyklos objektų pajėgumą. Aprašom, kiek tonų per metus ir kokių produktų bus gaminama. Buvo parengtas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir gautas aplinkos apsaugos agentūros pritarimas planuojamai ūkiniai veiklai. Šių projektinių pasiūlymų paskirtis tai išreikšti statytojo sumanytą suprojektuotų statinių pagrindinę idėją išreikšti, informuoti visuomenę apie svarbių statinių projektavimą ir specialių reikalavimų nustatymui. Planuojant naujus statinius yra ir bus atsižvelgiama į rengtos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinime numatytus reikalavimus. Šiek tiek apie vietą. Tai vieta yra Klaipėdos miesto laisvoji ekonominė zona, Pramonės gatvė. Čia matome teritoriją, kurioje vykdoma esama veikla ir zona, į kurią norima daryti plėtrą. Esami sklypų naudojimo būdai pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nauji pastatai, gamybiniai cechai planuojami būtent 28 sklype Pramonės gatvės. Sąrašas statinių projektuojamų ir sužymėjimas 3D vizualizacijų. Tai matomi 3 pagrindiniai didieji statiniai, tai yra planuojami gamybiniai cechai, aplinkui juos įsidėstantis rezervuarai, estakados technologiniams vamzdynams bei prieigos prie statinių. Taip atrodo vaizdas iš viršaus sklypo plane. Čia gal tiesiog pažymima tie statiniai, kurie planuojami įrengti ne pirmo etapo, o sekančiais. Statybos leidimas bus prašomas visiems, tiesiog statyba organizuojama etapais. Taip, toliau apie pastatus. Tai pirmasis gamybinis cechas, apie kurį apibendrinsiu, tai aliejaus ekstrakcijos cechas. Pastato bendras plotas siekia apie 760 kvadratinių metrų.
aukštis vietomis siekia iki 30. Šiame pastate energinio naudingumo klasė nebus siekiama šildymo sezono metu, palaikoma temperatūra iki 10 laipsnių. Šiame pastate nenumatomos pastovios darbo vietos, įrengimai bus pilnai automatizuoti. Pastate bus perdirbamos rapsų įspaudos. Konstrukcinė schema tai plieninės kolonos, plieninės sijos, lauko sienos iš daugiasluoksnių plokščių su mineraline vata, vidaus pertvaros plytų mūro, stogas sutapdintas. Šiam pastatui numatomos saugumo priemonės, tai numetamos fasadinės konstrukcijos, sprinklerinės, kitos priešgaisrinės sistemos. Aplinkui pastatą planuojama įrengti betoninę dangą 15 metrų atstumu ir gelžbetoninė tvora, garo barjeras. Taip atrodo preliminarus planas, taip pat pažymėta vieta sklypo plane. Taip, toliau sekantis pastatas tai būtų aliejaus spaudimo cechas. Bendras plotas siekia 1000 kvadratinių metrų, pastato aukštis vietomis irgi siekia 30 metrų. Šiame pastate yra planuojamos darbo vietos nuo 3-4 operatorių, todėl jam bus keliami dalyje pastato A++ klasės reikalavimai. Pastate bus perdedamos rapsų sėklos, konstrukcinė schema identiška prieš tai apibūdintam cechui, numatomos saugumo priemonės, tai irgi sprinklerinės ir kitos priešgaisrinės sistemos. Čia matosi, kurioje vietoje pastatas randasi sklype. Čia būtent antresolė, kurioje bus operatorių patalpos, o visa kita zona yra joje išsidėstys įranga. Sekantis gamybinis cechas tai aliejaus apdorojimo. Pastato bendras plotas siekia 650 kvadratinių metrų, aukštis siekia nepilnai 33 metrus. Energinio naudingumo klasė taip pat jame nesiekiama. Šildymo sezono metu bus palaikoma temperatūra iki +10, nes jame nenumatomas pastovios darbo vietos, taip pat įranga bus automatizuota. Pastate gaminamas balintas dezodoruotas aliejus. Šis pastatas bus įgyvendinamas sekančiais etapais. Konstrukcinė schema taip pat identiška prieš tai buvusiam cecham ir taip pat ir saugumo priemonės. Čia matosi aukšto planas, čia kurioje vietoje randasi pastatas. Kitas pastatas irgi gamybinės paskirties, tai bus garo katilinė. Jos bendras plotas siekia 363 kvadratinius metrus, tai yra vieno aukšto pastatas su antresolė. Pastato aukštis siekia iki 12 metrų, energinio naudingumo klasė taip pat nesiekiama, šildymo sezono metu bus palaikoma temperatūra iki 10 laipsnių, pastovios darbo vietos taip pat nenumatomos, įranga automatizuota. Pastate vyks garo ir šilumos gamyba. Konstrukcinė schema jau yra šiek tiek kitokia, tai gelžbetonio kolonos, gelžbetoniniai rygeliai, lauko sienos taip pat iš daugiasluoksnių plokščių su mineraline vata, stogas sutapdintas. Čia yra pirmo aukšto planas ir matoma jos vieta. Sekantis pastatas tai yra pagalbinis su administracinėmis patalpomis. Bendras plotas siekia 350 kvadratinių metrų. Tai yra vieno aukšto pastatas, 7 metrų aukščio. Darbo vietų numatoma apie 6 darbo vietas administraciniuose kabinetuose. Energetinio naudingumo klasė pastatui bus siekiama A++. Pastate numatomas administracinės gamyklos darbuotojų persirengimo, sanitarinių mazgų ir kitos pagalbinės patalpos. Konstrukcinė schema taip pat gelžbetonio kolonos, gelžbetonio rygeliai, fasadas iš daugiasluoksnių plokščių su mineraline vata. Čia yra preliminarus planas ir vieta sklype. Sekantis iš pastatų, tai iškrovimo postas.
Pastato bendras plotas siekia 130 kvadratinių metrų, tai yra vieno aukšto statinys. Energetinio naudingumo klasė jam netaikoma, jisai yra nešildomas, darbo vietų jame taip pat nenumatoma. Jo funkcija tai yra rapsų sėklų išpylimas ir tolimesnis transportavimas konvejeriais į rezervuarus. Konstrukcinė schema tai plieninės gelžbetonio kolonos, valcuotos sijos, fasadinė danga, tai profiliuota skarda, stogas sutapdintas. Čia yra rodomas vaizdas, kai sunkusis transportas atvažiavęs išpila į priedubę rapsų sėklas ir jos transporteriais toliau keliauja į rezervuarus. Čia pažymėta sklype vieta. Kitas panašaus tipo pastatas tai yra pakrovimo postas, šiek tiek mažesnis, jau 84 kvadratinių metrų. Energinio naudingumo klasė jam netaikoma, pastatas nešildomas, panašus tie patys principai, jo bus vykdomas rūpinių pakrovimas į transportą uždaru būdu. Čia vaizduojamas principas ir vieta sklype. Toliau dispečerinės pastatas, tai nedidelis 35 kvadratinių metrų statinys. Jam energinio naudingumo klasė irgi nesiekiama, bendras plotas nesiekia 50 kvadratinių metrų. Numatomos 2-3 darbo vietos, pastate bus reguliuojama krovininio transporto logistika, krovinių svėrimo matavimai atliekami ir panašus procesai. Šalia pastato yra svarstyklės, tai glaudžiai susiję su tuo. Tai taip pat iš plieninių kolonų, sijų, ryšių ir iš daugiasluoksnių plokščių su mineralinė vata. Čia matoma vieta sklype ir minėtos svarstyklės šalia statinio. Apsaugos postas, tai irgi itin nedidelis statinys, 25 kvadratinių metrų. Jame numatomos kelios darbo vietos ir jame bus reguliuojamas patekimas ir išvažiavimas į ir iš sklypo, atliekamos saugumo priežiūros funkcijos. Jis yra ties planuojama įvaža į sklypą. Ir toliau apie statinius. Tai plane matomas E11 statinys, tai yra aliejaus sandėliavimo talpos arba kitaip rezervuarų parkas. Tai yra inžinerinis statinys, kurį sudaro 2 rezervuarai po 3300 kubinių metrų ir 2 rezervuarai po 4400 kubinių metrų. Taip pat rezervuaro parko baseinas, aptarnavimo aikštelės ant talpų ir laiptai patekti per baseino sieną. Saugumo priemonė šitom talpom yra numatyta tokia, kad paskaičiuotas baseino dydis, sulaikantis didžiausios aliejaus talpos turinį, įsiliejimo avariniu atveju, kad nepatektų turinys į aplinką. Taip, toliau matomos yra rapsų sėklų tarpinės talpos, į kurias rapsų sėklos patenka iš didesnių talpų. Jos būna greta gamybinio cecho, tai tiesiog yra technologiniai įrenginiai ant pamato, 2 talpos po grubiai 500 kubinių metrų. Toliau matomos rūpinių sandėliavimo talpos 3, tai taip pat yra technologiniai įrenginiai ant pamato. Matomas jų tūris, jos yra skirtos rūpiniams ir pirmo etapu įrengiamos 2 iš 3 talpų ir 3 bus įrengiama jau kitais etapais. Toliau rapsų sėklų priemaišų pakrovimo postas. Taip pat matoma vieta sklype, tai yra technologiniai įrenginiai ant pamatų. 2 talpos po 96 kubinius metrus ant gamyklinių atraminių konstrukcijų skirtos rapsų nuovaloms. Pirmo etapo įrengiama viena iš 2 ir sekančio etapo antra.
Čia yra minėtos svarstyklės šalia dispečerinės, technologinis įrenginys, įrenginio pamatas, įrenginys skirtas krovininio transporto svėrimui ir turbūt tiek apie šį. Aliejaus pakrovimo postas arba stoginė, tai jinai glaudžiai susijusi su E11 aliejaus talpomis, nes būtent iš tų talpų bus tiekiamas aliejus ir per šią stoginę pakraunamas į automobilinės cisternas. Taikomos saugumo priemonės cisternos įsiliejimo avariniu atveju turinys būtų surenkamas trapais, matomais čia, ir nuvedamas po žeme į greta esantį aliejaus talpų rezervuaro baseiną, kurio funkcija yra sulaikyti išsiliejusių turinį, kad nepatektų į aplinką. Taip, toliau yra išskirti kaminai, būtent gamybinių cechų A01 ir A02. Plane yra parodyti šalia šitų gamybinių cechų, jų aukštis sieks 70 metrų. Toliau būtų A01 gamybinio cecho teritorijoje būtų numatoma įrenginių priedubė, kurioje būtų įrengiamos 3 heksano talpos. Taikomos yra tokios saugumo priemonės, kad talpos įrengiamos monolitiniai priedubėj, kurios konstrukcijos visiškai sandarios, apsaugančios nuo įsiliejimo į aplinką, ir šios talpos būtų užpilamos smėlio, apsaugančių nuo temperatūrinių skirtumų. Priedubėje numatoma kaip galima arčiau A01 gamybinio cecho, garo barjero zonoje, ir aplinkui tą minėtą zoną yra numatoma 1,2 metro aukščio monolitinė tvora, dar kitaip vadinama barjeru. Sekantis įrenginys tai yra vėsinamasis bokštas, jo vieta yra parodyta plane. Tai yra, kaip minėjau, gelžbetoninė talpa ir pamatas įrenginiui virš jų. Įrenginys skirtas ruošti ir tiekti aušinimo vandenį gamybiniams cechams, technologiniams poreikiams šitų 3 pastatų. Toliau yra minėta tvora, garo barjeras. Tai inžinerinis statinys, gamybinio cecho ir heksano talpų papildoma saugumo priemonė visų cecho perimetrų 15 metrų atstumu nuo jo, sudaranti barjerą, ribojanti dujų sunkesnių už orą plitimą sklype avarijos atveju. Tarp tvoros ir pastato įrengiama betoninė danga, kuri taip pat sulaiko medžiagas nuo patekimo į gruntą. Taip, toliau tai yra estakados technologiniams vamzdynams, kurios susisieks su esamo sklypo esamomis estakadomis. Tai tiesiog yra inžineriniai statiniai skirti antžeminiam technologinių vamzdynų vedžiojimui tarp pastatų su technologiniais poreikiais. Čia šiek tiek iškarpų, kaip tai atrodo pjūvyje, 3D vaizdas ir kaip tie įsidėsto preliminariai plane. Toliau estakados skirtos konvejeriams arba transporteriams. Tai taip pat yra inžineriniai statiniai skirti technologinių įrengimų, minėtų konvejerių, transporterių, antžeminiam įrengimui tarp pastatų ir statinių su technologiniais poreikiais, kurie perduoda produktą iš talpos į pastatą ir atvirkščiai. Taip pat bus įrengiamas sklype pavadintas mėginių paėmimo postas, tai yra paprasčiausiai būtinis konteineris, kuris šalia iškrovimo posto būtų įrengiamas mėginių paėmimui ir perdavimui į gretimam sklype esančią laboratoriją. Objektų inžinerinis aprūpinimas, tai pagal ESO prisijungimo sąlygas elektros tiekimas planuojamam objektui yra numatomas iš greta esančios Lipkių transformatorinės. Planuojama atskirų projektų numatyti komplektinę tranzitinę transformatorinę, įrengiant vidutinės įtampos kabelių linijas nuo nutraukimo vietos transformatoriniai iki planuojamos sklypo viduj. Taip pat pagal ESO prisijungimo sąlygas numatoma pakloti
90 mm diametro dujotiekio vamzdį nuo sklypo ribos ties pramonės gatvės puse iki pastatų su poreikiais. Tai būtų katilinė ir vienas iš gamybinių cechų. Dujotiekio pats privedimas prie sklypo, kaip ir elektros, bus rengiamas atskirais ESO projektais. Geriamojo vandens tiekimas planuojamam objektui numatomas užtikrinti iš centralizuotų vandentiekio tinklų pagal AB Klaipėdos vanduo išduotas prisijungimo sąlygas. Taip pat ir su susidarysiančiam ūkio buities nuotekom tas pats yra planas. Gamybinės nuotekos bus surenkamos į buferinius rezervuarus ir slėgiminiais vamzdžiais per estakadas nuvedamos į esamus valymo įrengimus Kretainio gatvės 5 sklype, kur po išvalymo toliau būtų nuvedamos į nuotekų tinklus. Gamybiniuose cechuose šiluma bus palaikoma šildant orą, išnaudojant energiją nuo technologinio vėsinimo. Neveikiant gamybai naudojamas būtų termofikacinis vanduo, kuris gaminamas gamyklos katilinėje. Lietaus nuotekos nuo planuojamo objekto aikštelių ir stogų planuojama pajungti prie gamykloje projektuojamų lietaus nuotekų tinklų valymo įrenginio ir po jo švalytas nuotekas išleisti į AB Klaipėdos vanduo lietaus nuotekų tinklus pagal gautas prisijungimo sąlygas. Planuojamam objektui bus reikalingi telekomunikacijų tinklai. Įvertinta, kad priešgaisriniam vandentiekiui yra pakankami esami gamyklos rezervuarai ir siurblinės, todėl nuo jai plėtrai pasijungiama būtų nuo esamo sklypo žiedo. Patekimas į pramonės 28 sklypą planuojamas iš pramonės gatvės. Čia yra schema, kaip objekto inžinerinis aprūpinimas būtų vykdomas. Tai trumpai taip parodant, taip čia yra pramonės gatvė. Ir būtent pramonės gatvė yra didžioji dalis pasijungimo vietų, tai ryšių tinklas yra šioje vietoje, ryšių šulinys, planuojama dujotiekio įvado vieta ir sąlygose numatyta yra taip pat šioje vietoje, ties įvažiavimu, buitinių nuotekų, vandentiekio ir lietaus nuotekų tinklai pasijungiami irgi pramonės gatvėje. Čia vaizduojama vieta planuojama lietaus nuotekų valymo įrenginio. Čia matoma sklypo viduryje planuojama transformatorinės vieta, projektuojama atskirų projektų. Ir šičia oranžiniai tokie, kaip sakyti, pailgos elipsės yra būtent tos buferinės talpos, nuo kurių būtų su siurblinės pagalba užkeliamos nuotekos ant estakadų ir slėgiminiu būdu siunčiama iki esamų nuotekų valymo įrenginių šalia šio pastato esamam sklype. O priešgaisrinis vandentiekis pasijungiamas nuo esamo sklypo žiedo būtent šiame taške. Privažiavimas prie objekto šiek tiek iš toliau pasižiūrėjus, tai tiesiog iš pramonės gatvės pavaizduotoje vietoje. Čia yra tiesiog palyginimas rodiklių pagal detalųjį planą ir kokie yra nustatyti pagal projektinius pasiūlymus ir sprendžiant iš jų, tai visi apribojimai yra išpildomi. Ir kaip pavyzdys Kretainio gatvėje 5, ten jau yra nemažai esamų statinių ir šis rodiklis vertina esamus plus tuos, kuriems gautas statybos leidimas, bet dar nėra įgyvendinti. Tai tenkinami būtų visi užstatymo tankio intensyvumo rodikliai. Šiek tiek apie iki viešo susirinkimo pradžios gautus klausimus. Buvo gautas tik tais vienas laiškas su 2 klausimais. Tai ar Kretainio 5 bus statomos naujos suskystintos naftos dujų saugyklos, ar kažkokia tai gamyba būtų vykdoma. Tai atsakymas yra, kad esamos dujų talpos yra, kaip minėjau, esamos, jos eksploatuojamos ir šiuo projektu naujų ar esamų plėtimas nenumatomas. Esamoje gamykloje suskystintos naftos dujos yra
yra naudojamos kaip gamtinių dujų pakaitalas katilinėje, tai garo ir šilumos gamyboje. Kituose procesuose jos nenaudojamos. Klausimas, ar projekte numatytos heksano ir azoto talpyklos, ar tai vienintelės pavojingos medžiagos, kurios bus sandėliuojamos gamykloje. Tai taip, šios talpyklos yra projekte numatomos, nors azotas nėra laikomas pavojinga medžiaga. Esamoje veikloje nėra naudojamas heksanas ir visos kitos cheminės medžiagos mišiniai jau yra naudojamos, o įgyvendinus sprendinius didės tik jų sunaudojimo kiekiai. Informacija apie esamas ir planuojamas cheminės medžiagas yra pateikta paviešintoj poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, kuriai gautas teigiamas Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Daugiau klausimų ar siūlymų planuojamo objekto projektiniams pasiūlymams iki šiol nebuvo gauta. Tai jeigu visi yra susiregistravę, aš greitai pasižiūrėsiu, ar yra kažkokių klausimų pateikta raštu. Taip, nematau. Tai galima pereiti prie šio klausimų etapo. Taip, matau, yra Seimo narė Ligita Girskienė pakėlusi ranką, tai galima būtų pradėti nuo to. Labas vakaras, ačiū už pristatymą. Aš turėsiu keletą klausimų. Dalyvauju pagal galimybės visuose pristatymuose dėl įmonės plėtros, tačiau man iki šiol yra neaišku ir nieko nepasisakėte ir jūs, kaip keisis technologiniai procesai. Vieno pristatymo metu buvo aiškinama, kad šiuo metu vykdomas rapsų spaudimas karštuoju būdu, ar ne, bus keičiamas į spaudimą šaltuoju būdu. Gal galit pakomentuoti, kaip keisis technologinis procesas? Čia bus vienas klausimas. Ar man iš karto viską susakyti, ką aš noriu, ar išgirsti, ar palaukti, vėliau dar galėsiu užduoti? Aš norėčiau, kad tokie klausimai, kurie susiję su detaliu technologinio proceso aprašymu, būtų parašomi raštu ir mes atsakytumėm irgi raštu per kaip priklauso pagal reglamentą, per artimiausias 5 darbo dienas. Nes aš pats kaip netechnologas man... Bet jūs darot vaizdo įrašą, tai aš galiu ir parašyti, man nesunku. Tiesiog gerai, tada kitas klausimas, jeigu negali dabar atsakyti į šitą. Labai rūpi visuomeniai, pietinės Klaipėdos gyventojams, kurie jau 10-metį kenčia nuo šiuo metu skleidžiamų įmonės gamybinių kvapų, kokias kvapų suvaldymo priemonės planuojate įdiegti. Įtikinkit, kad tie jūsų kaminai, kuriuos jūs planuojate statyti, 2 kaminai po 70 metrų aukščio, tikrai išspręs kvapų problemas. Tai kokias priemonės planuojate įdiegti, kad būtų suvaldyti kvapai, nes gamyba didinama yra kelis kartus. Čia galėsit atsakyti? Tai visų pirma, vienas iš sprendimo būdų tai buvo tų kaminų aukštis dėl pagerinamos sklaidos. Pats technologinis aprašas, kokie įrengimai bus įrengiami tam, kad surinktų daleles, nuo kurių formuojasi tas rodiklis kvapo skleidimo, tai yra aprašyti poveikio aplinkai vertinimo apraše. Ir tiek poveikio aplinkai vertinimo metu buvo rengiamas modeliavimas pagal tuo metu turimus duomenis, tiek techninio projekto metu, rengimo metu, prieš pateikiant prašymą statybos leidimui bus atliekamas taip pat tikslinamasis modeliavimas, kurio metu bus vertinamos jau technologų pateikiamos realios tos vertės ir bus tikrinama ir siekiama ir užtikrinama, kad būtų patenkinamos higienos normose išvardinti reikalavimai. Ir kiek teko skaityti poveikio aplinkai vertinimo išvadą,
jau joje buvo paminėta, kad su planuojamais sprendiniais bus ženkliai pagerinama kvapų ore koncentracijos situacija, lyginant su tuo, kokia buvo. Gerai, pasižiūrėsim šitą plačiau. Aš tada pasinaudodama progą paklausiu, ką noriu ir tada gal kiti klausimų turės. Ar įmonė dabar šiuo metu veikiantis cechas plėtros metu bus uždaryti ar bus stabdoma gamyba? Tai kai bus įgyvendinami šie sprendiniai, tai esama gamyba būtent spaudimo cecho bus pilnai stabdoma, mano žiniomis, o iki kol pasileidinės visi procesai, čia turbūt reiktų pasitikslinti jau su statytoju, nes vis tiek statybų metu, kol visas ta gamykla pasileis, tai dar irgi to laiko gali užtrukti. Tai Donatas Petkevičius, Mestila, taip, pastačius naują cechą, sena bus stabdoma veikla. O statybos metu, plėtros metu, kada bus vykdoma plėtra, statomi nauji statiniai, įmonė šiuo metu tas cechas esantis veiks, ar bus sustabdyta jo veikla? Veiks. Veiks. Tai yra prašyta PAF ataskaita. Dabar dėl žaliavų atsigabenimo šiuo metu, kiek žinau, didžiąją dalį žaliavų atsigabenate geležinkeliu, kuris eina šalia jūsų įmonės sklypo ribos. Ar jisai bus toliau eksploatuojamas, ar mačiau transportų sunkiasvorių planuojate atsigabenti, koks čia būtų komentaras? Bus ir tokių, ir ta informacija taipogi yra įvertinta poveikio aplinkai ataskaita. Gerai, kol kas tiek, tada ačiū, jeigu ką dar kelsiu ranką. Taip, tai jeigu niekas žodžiu daugiau neklausia, matau raštu yra dar keli klausimai pateikti. Tai Renaldas Kulikauskas, kaip pasikeis esamo cecho panaudojimas nelikus jame spaudimo įrenginių? Tai Donatas Mestila, kol kas konkrečios veiklos ar paskirties šitam cechui nenumatė. Gal tai galės būti pagalbinės patalpos, ar kol kas jos tikrai mes paskirties neturim. Bet įranga tikrai bus demontuojama esamo cecho ir cechas kol kas planuojama, kad bus rezervuotas. Sekantis klausimas buvo rūpiniai, čia ištrauka tikriausiai iš aprašo, tai rūpiniai džiovinami ir atvėsinami oro pagalba. Tirpiklių prisotintose rūpiniuose išeinančiuose iš ekstraktoriaus yra 26–30% tirpiklio, temperatūra 57–60, kaip bus išvalomas oro srautas. Tai ar Donatai čia yra galimybė dabar atsakyti, ar reikėtų pasitikslinti ir atsakyti raštu? Pakankamai detalus klausimas, reikalaujantis pakankamai gal detalesnio atsakymo. Tai gal raštu mes taip tą technologiją gal patikslinsim raštu. Jo. Jeigu galima, aš čia vis dėlto įsiterpsiu, čia mano klausimas, Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos bendruomenės asociacija, grįžtant prie to klausimo, kaip bus išvalomas oro srautas. Nes jeigu teisingai suprantu, dabar vykstančio proceso metu problemos susijusios su gyventojų nosimis užuodžiamų kvapų buvo toje dalyje, kai proceso metu susidaręs oras, koncentratas patekdavo į tą vadinamą krokodilą, kurį kažkada suformavo ant stoko ir jame buvo įrengti pradžioje tik tai keli filtrai, paskui tų filtrų vis daugėjo, paskui pasipildė, krokodilas padidėjo, dėka papildomų filtrų paskui buvo naudojama vandens purškimo
technologiją, teigiant, kad jinai irgi padeda, aš čia įvadą darau tam, kad pereiti prie klausimo esmės, nes čia ir Rigitos prieš tai susijęs klausimas yra labai svarbus. Jeigu dabar technologija keičiasi, bet kaip suprantam, technologinio proceso metu sudarė garai, prisodrinti lakiųjų dalelių, kurios sąlygoja kvapą, jos išeis per kaminus. Tai vat kaip šis procesas, pakeistas procesas, kaip jisai numato, jūs juk galite apibūdinti esminius dalykus. Kokia būdu, kas tai bus, ar filtrai, ar jonizavimo sistema, ar, nežinau, jūs deginsit išeinančius lakiuosius junginius. Ir jeigu bus naudojamas kažkokios filtravimo sistemos, kas bus jų gamintojas? Gamintojai kol kas dar nepasirinkti iki galo. Dabar filtravimui, jeigu pradedant nuo jūsų klausimo, tai labai daugia pakopis filtravimas, jeigu jūs palėtėte tą vietą, kurią paminėjot. Nuo tos vietos, ką jūs pasakėte, ten turbūt kokios 5 pakopos filtravimo, ar 4, aš bijau suklysti, yra nuo tos vietos, kurią jūs buvot paminėję. Ir jos visos mažina ne tik lakiuosius organinius junginius, bet ir kitas medžiagas. Ir kuri esminė valymo vieta, tai sunku pasakyti, nes jos visos valo tą orą išmetamą atmosferą. Ir geriausia jūsų klausimai, kaip tai paveiks aplinką ir esama technologija plus kamino aukščio derinys, geriausiai būtų tą pasižiūrėti ir galim jum atsiųsti sklaidos žemėlapius, kurie yra PAVO dokumentacijų poveikio aplinkai vertinime ir kurioje matosi, koks bus kvapų, kokia bus kvapų sklaida. Ir taip, jį kartais, kiek žinau, bijau suklys, bet labai daug mažėja lyginant su tai, kas yra dabar. Taip, tai yra paminėta ir poveikio aplinkai vertinimo išvadoje. Yra parašytos ir tos vertės, kiek yra nustatyta modeliavimo būdu sustabdžius dabartinius procesus ir pradėjus naujus procesus, koks įvyks pokytis. Tai netgi vertinant, kad nuo sekančių metų pradžios bus griežtesni reikalavimai būtent šiai koncentracijai, tai ten netgi jai pasiekti, ten gerokai mažesnė vertė buvo sumodeliuota ir tas skaičius bus dar sykį tikrinamas techninio projekto metu prieš pateikiant prašymą statybos leidimui ir tas higienos normose numatytas rodiklis bus privalomas pasiekti. Ligita, atsiprašau, matau jūsų ranką, bet noriu pabaigti tą klausimą, ar ne, uždaryti. Mestilus atstovas čia yra tai, kad vėlgi visi klausantys arba rašantys suprastų. Iki šiol Mestilo turėjo problemų su reguliariai išmetimais į orą lakiųjų junginių, kurie ateidavo į gyvenamąsias teritorijas ir vargindavo gyventojus. Ar teisingai mes turėtume dabar suprasti, kad naujo cecho statyba su nauju procesu keičiančiu esamai yra būtent atsakas į negebėjimą suvaldyti esamo proceso išmetimų ir kaip sprendimas buvo pasirinktas jį uždaryti, nebeieškant būdų, kaip nebeleisti patekti kvapams į gyvenamą teritoriją ir padaryti naują cechą su naujomis proceso technologijomis tam, kad nebebūtų tos problemos. Ar teisingai? Negaliu pakomentuoti jūsų klausimais, toks pakankamai sudėtingas ir ilgas. Gal pabandykite raštu suformuluoti, pabandysime kažkaip tai tiksliau ir atsakyti, nes taip labai... Noriu šitoje vietoje užbaigti, neformuluosiu raštu, aš jį pateikiau, įrašas ir būkite malonus iššifruoti. Man atrodo, mintis labai aiški. Ačiū. Dėkui, iš klausimų. Taip, toliau taip pat, Renalda, buvo dar vienas klausimas apie kaminus. 2po70 buvo iki šiol naudojamame gamybos procese. Čia klausimas, kam jie, jei nebuvo.
Tai iki šiol nebuvo tokio aukščio kaminų mano žiniomis. Ir kam jai nebuvo. Tai čia yra šitų dviejų gamybinių cechų priklausiniai, kurie privalomi šitam gamybos procese. Nežinau, ar Donatai papildysi mane tokį klausimą. Teisingai, neturi ko papildyti. Taip, toliau Aurelijus. Jeigu iš pirmo karto nepavyko pastatyti netaršios, kokia tikimybė, kad dabar jau tikrai pavyks. Tai laikomasi šitoje vietoje tikrai yra atsižvelgiama į aplinkinės teritorijas, parengta buvo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, pasiektas jos teigiamos išvados rezultatas. Techniniam projekte atsižvelgiama bus ir yra į ataskaitoje numatytas kompensacinės priemonės ir tai čia rezultatas ir bus toks, kad pavyktų turėti statinius ir gamybinį procesą, kuris atitiktų visas higienos normas ir visus statybos techninius reglamentus. Kita klausimo dalis, kas prisiims atsakomybę. Čia tokie suformuoti ne visai gal tikslingai klausimai. Taip, toliau tada Ligitos klausimas. Prašau atsakyti, kaip keisis technologiniai procesai. Buvo kalbama, kad šiuo metu vykdomas rapsų sėklų spaudimas karštuoju būdu bus keičiamas į spaudimą šaltuoju, tai rapsai nebus tai čia tas, kur mes kalbėjom, ar ne? Gerai. Valymo įrenginys oro, jei toks bus, kas jo gamintojas. Tai mes šitą patikslinsim, nes kaip ir kalbėjom, gamintojo dar nėra pasirinkto. Ir matau, dar rašomas kitas klausimas. Atsiprašau, aš dar noriu užduoti irgi klausimą, kol rašo, jeigu kitų klausimų nėra. Ar galiu? Taip. Šiaip taip pastaba tokia, kiek dalyvauju jūsų pristatymas, tai niekada iki galo išsamei negalite atsakyti klausimus, tai gal galite pasiruošti nors kartą pasikviesti specialistą, kuris galėtų išaiškinti ir technologinius procesus nuo pradžios iki galo. Jums kolega Renaldas uždavė klausimą panašų, bet aš galbūt truputį jį patikslinsiu. Šiuo metu, kiek teko būti įmonėje, irgi yra taikomos kvapo suvaldymo priemonės tokias, tai ten skruberis, kvapo neutralizavimas, ekstraktu, airborne, ta sistema įdiegta į kaminą. Ar galit pasakyti, kas priemonių ar kitos kažkokios tai priemonės bus taikomos siekiant suvaldyti kvapus? Ir su kuo konsultavotės dėl sprendinių gamybinio kvapo suvaldymo? Ir dar tokia pastaba, kad tiek modeliavimai, apie kuriuos jūs kalbate, tiek poveikia aplinkai derinimui pateikti dokumentai, įvairūs patikrinimai rodo, kad nustatytos kvapo ribinės vertės nėra viršijamos. Bet mes gyventojai, aš pati gyvenu 800 metrų nuo jūsų gamyklos, iš tikrųjų dešimtmetį negalime atverti langų. Ypač kenčia Simonaitytės gatvės, Miltelės gatvės gyventojai, Mogiliovo, Šilutės plento pradžia. Tai visi šitie jūsų paaiškinimai iš tikrųjų varo mus į neviltį ir tikrai pasitikėjimo nekelia. Nes matom dokumentuose parašytos skaičius, kad viskas gerai, o realioj tikroviai mes kenčiame ir negalime gyventi visaverčių gyvenimų. Čia buvo dalis klausimas, dalis kaip komentaras, ar ne? Tai tą klausimo dalį, tai mes kaip ir, kadangi šiek tiek pasikartojantis klausimas, mes detaliai atrašysim techniškai iš technologo surašytą, kaip ir kokios priemonės bus taikomos.
Taip, Renaldo klausimas, nauji gamybos cechai bus į rytus ar į vakarus nuo dabar esančio, tai yra arčiau miesto ar toliau. Tai bus šiek tiek toliau galbūt nuo miesto, bus per sklypo ribą esamos gamyklos teritorijos. Aš galiu galbūt šiek tiek sugrįžti su skaidre, tai čia yra esama gamykla šalia geležinkelio ir plėtra planuojama toliau nuo jos į pramonės gatvės pusę nuo miesto, sakykime taip. Nieko nebesigirdi. Taip, klausimų daugiau nebuvo užduota, dabar matau yra parašytas, kas tai yra balintas dezodoruotas aliejus, aliejus apdorojimo cechas, kuom aliejus bus dezodoruojamas. Donatai, ar galim šitą klausimą atsakyti tiksliau? Tiksliau galima apsakyti, balinimas tai yra mineralinės kilmės, kaip ir liaudiškai sakant, žemė, tai yra molis aktyvus, kuris naudojama kaip filtravimo medžiaga, tiesiog fiziškai yra filtruojamas, įmaišant tą balinimo žemę. O dezodoracijos tai procesas, kada yra tiesiog vakuume yra aliejus džiovinamas. Dar keli klausimai. Tai lygiai tos klausimas, kokią funkciją atlieka garo barjerai. Tai būtent E01 aliejaus ekstrakcijos ceche naudojama medžiaga heksanas, jam numatomos talpos priedubėje monolitinėje po žeme ir aplinkui tą teritoriją yra numatoma kaip saugos priemonė, kuri įvykus, sakykime, avarijai, įvykus kažkokiam tai išsiliejimui, garo barjeras sulaikytų tą garą, būtent tos medžiagos, nes jinai yra sunkesnė už orą ir yra pagal NFPA tarptautinį gaisrinės saugos standartą numatyta tokia kaip papildoma pagalbinė priemonė riboti riziką ir sulaikyti tą medžiagą nuo plitimo į aplinką. Tai čia garo barjeras kartu su betoninė danga dirba tam, kad nepatektų medžiaga į aplinką. Ir kaip ir minėjau, tai yra sunkesnis už orą, tai reiškia, kad jo plitimas, sakykime, turėtų jo plitimo nebūti. Taip, tada kitas klausimas yra, ar heksanas turi juntamą kvapą?
šito nelabai galiu atsakyti. Galim raštu, nebent jeigu mane pataisys dabar. Taip, Aurelijus rašo, neignoruoti klausimų, netam skirta konferencija, kad atsakyti į klausimus, bet tie klausimai nėra tikslingi, tai ar galite užduoti tikslingus klausimus? Čia aš kalbu tik apie Aurelijų, ta prasme. Taip, toliau, kokios avarijos ir kuriuose gamybos cecho vietose galėtų įvykti, koks būtų poveikis už 800 metrų esančių gyvenamųjų namų gyventojams. Tai šiam dalykui yra atliekamas rizikos vertinamas ir jisai yra atliktas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir ten yra taip pat pateikta visa informacija tuo klausimu, reikėtų detaliau tam pasiskaityti, tai yra pakankamai didelis dokumentas. Tai mes galėsim pateikti. Koks gamybos pajėgumo pokytis bus paleidus naują liniją? Tai gamybos pajėgumų pokytis, taip, aš prezentacijos pradžioje įvardinau, koksai bus, o pokytis, tai jisai yra įvardintas irgi išvadoje. Turėčiau tada susirasti. Taip, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje yra išvardinti šie dalykai. Tai lyginant su esama veikla padidės rapsų sėklų apdirbimas nuo 165 tūkstančių tonų per metus iki 438 tūkstančių tonų per metus. Išauks garo gamyba nuo 55 600 MW per metus iki 1070 tūkstančių MW per metus. Gaminamo žalio aliejaus kiekis padidės nuo 62 700 tonų per metus iki 182 500 tonų per metus. Bus pagaminama 58 850 tonų per metus balinto dezodoruoto aliejaus ir 60 tūkstančių tonų per metus rafinuoto aliejaus. Kiek procesą aptarnaujančių darbuotojų šiuo metu ir kiek jų liks paleidus naują liniją? Donatai, ar mes turim šios duomenis, ar atsakyti raštu vėliau? Bus tikslinama, bet labai panašiai šiuo metu yra 3 darbuotojai į pamainą, planuojama bus irgi 3-4 darbuotojai. Būtent procesą aptarnaujančių. Aš patikslinsiu, galbūt aš apie bendrą pajėgumą. Mestiloje šiuo metu dirbančių žmonių yra, tam, kad iš principo būtų užtikrintas procesas visas, ar ne, tam tikras kiekis. Ir vat jūs minėjot, paleidus, kiek bus žmonių, tai ar čia yra plius prie esamojo, ar bendra suma? Aš paminėjau plius esamai veiklai, į pamainą būtent procese tiek žmonių, o iš viso bendrai, nes papildomai kiekiai atsiranda, pakrovimai, iškrovimai, plus papildomai planuojam apie 30 darbo vietų viso įmonėje. Sekantis klausimas, kodėl plėtrai pasirinkta būtent Klaipėda? Todėl, kad veikla yra susijusi su esama Mestilos veikla, mes keičiame tik vieną iš procesų esamos veiklos ir mes naudojame bendrą infrastruktūrą ir yra
keičiama tik tais vieno cecho technologija, ne visos įmonės. Kokių priemonių, čia Renaldo, ar ne, palaukit, ne, čia lygiai tos klausimas, kokių priemonių papildomų imsitės iki kol bus įgyvendinta plėtra, kad gyvenamoje aplinkoje nebūtų jaučiami gamybiniai kvapai sklindantis nuo jūsų įmonės? Ar į šitą klausimą atsakom raštu, Donatai? Aš nežinau, ar šitas klausimas yra šito projekto apimties klausimas. Ir aš negaliu pakomentuoti, ar yra esamoj veikloj, esamam kažkas yra numatyta, ar negaliu pakomentuoti šitą klausimą. Tai posėdžio įrašo nuoroda bus parašyta projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitoje. Galėsime atsiųsti ją ir paštu. Gerai, ačiū visiems. Pastabų teikimo laikas buvo būtent iki šios dienos, šios susirinkimo pabaigos. Dabar bus laikas atsakymų teikimui ir jie bus išsiųsti per 5 darbo dienas. Tai praėjo jau kiek daugiau nei valanda po viešo susirinkimo pradžios, buvo teikti klausimai, buvo teikti atsakymai, kai kurie bus pateikiami raštu. Ačiū visiems dalyvavusiems, laikau susirinkimą įvykusi ir gero vakaro.